Kalbiname Karolį Griškų, tai yra Sostinės krepšinio mokyklos treneris, kuris šiemet tapo Lietuvos daržininkų čempionato nugalėtojų visos Lietuvos, įveikė 5 miestų komandas, tačiau Jonas Kazlauskas vis dėlto nepastebėjo šio jauno talentingo specialisto ir neįtraukė jo į komandos sudėtį. Karoli, kaip jaučiatės? Esu didžiai nusivylęs, nes tikrai planavau būti šitoj stovykloje, šitų trenerių štabe, nes tikrai turėjau puikų sezoną, puikus mano rezultatai ir aišku, net pats Arvydas Sabonis man spaudė ranką ir tikrai galvojau, kad būsiu pakviestas ir galėsiu prisidėti prie čempionato, Europos čempionato ir būsimų pergalių. Kaip manote, kodėl pasirodėte nereikalingas rinktinį? Manau, kad būtent mano krepšinio filosofijoje buvo mažesni krepšiai, mažesni kamuoliai ir tas įtakojo, pagalvojo, kad čia didesni kamuoliai, didesni krepšiai ir aš nesusitvarkysiu. Na, sėkmės jums bandant daužyti durimis į galvą ir kitais metais. Sėkmės.